Lietuvos radijo reklama. Telefonas Vilniuje 236 3036. Radijo paskaita. Lenkijos lietuvių profesoriaus Broniaus Makausko paskaita Lietuvių ir Lenkų santykiai ar dar gyvos palaimintojo Jurgio Matulaičio ir Jeržio Giedroico idėjos aptarė kaiminių valstybių tarpusavio bendravimą ir nesutarimus nuo Sąjūdžio ir Solidarumo laikų iki šių dienų. Klausykitės birželio 28 dieną, antradienį, 14:05 Klasikos programoje. Lietuvos radijo žinios. Seimas iki rudens atidėjo sprendimą dėl pagalbinio apvaisinimo įstatymo. Tyrimo duomenimis aukštosiuose mokyklose labiausiai diskriminuojamos studijuojančios moterys ir homoseksualūs studentai. Graikiją paralyžiavo 2 parų visuotinis streikas prieš biudžeto karpimą. Šios ir kitos naujienos išsamiau per ateinančias 10 minučių. Studijoje Angelė Daugininkaitienė, Justinas Gapšys. Dabar 12 valandų. Parlamentarai iki rudens atidėjo sprendimą dėl pagalbinio apvaisinimo įstatymo. Seimas nusprendė pirmiausia kreiptis etikos ir procedūrų komisiją, nes praėjusią savaitę galėjo būti priimtos nesutampančios įstatymo nuostatos. Išsamiau Janina Mateikienė. Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas sako, kad Seimas pavasario sesijoje jau nesuspės ištaisyti prieštaravimų, kurie atsirado pagalbinio apvaisinimo įstatyme. Be to, pasak Matulo, įstatyme nėra numatyta, kur reikėtų dėti jau užšaldytus embrionus, kurių yra apie 800 ir kurie sukurti pagal dabar galiojantį ir tai leidžiantį ministro įsakymą. Pagrindinės diskusijos kyla dėl to, leisti ar ne šaldyti embrionus. Balsuodami už atskirus straipsnius, Seimo nariai pritarė pasiūlymams, kurie embrionų leidžia sukurti tiek, kiek jų vienu metu bus perkeliama į moters gimdą, ir nedaugiau 3, ir neleidžiama jų šaldyti. Tačiau parlamentarai neišbraukė anksčiau buvusios nuostatos, kurioje reglamentuojama, jog dėl perteklinių embrionų naudojimo ateityje sprendžia šeima. Iškilus prieštaravimams, įstatymo priėmimas atidėtas, prie jo Seimo nariai grįš jau rudens sesijoje. Seimas po pietų svarstys įstatymo pakeitimus, numatančius išskaidyti gamtinių dujų perdavimą, teikimą ir skirstimą į atskiras veiklas. Premjeras sako, kad Seimui svarbu kuo greičiau priimti pataisas, kurios sukurtų konkurencingą dujų rinką. Lietuvos radijo Andrius Kubilius sako, kad dujų sektoriaus išskaidimas neleis koncernui Gazprom vienašališkai diktuoti dujų kainų. Pagrindinė priežastis, kodėl šiandien sunku yra susitarti su Gazpromu dėl europietiškų kainų standartų, yra tai, kad Gazpromas Lietuvoje, kaip ir kitose Baltijos valstybėse, skirtingai negu absoliučiai daugumoje Europos valstybių, turi absoliutų monopolį. O su monopolistų tartis yra labai sudėtinga. Jeigu šiandien Lietuva jau turėtų terminalą ir galėtų tas dujas įsivežti, jos būtų 30% pigesnės negu Gazpromo tiekiamos dujos. Norint turėti veikiantį terminalą, yra būtina priimti šitoj Seimo sesijoje gamtinių dujų įstatymą. Nes tai yra sąlyga, kad iš tikrųjų terminalas galėtų būti pastatytas ir veiktų, būtent įgyvendinti tokią europietišką pertvarką mūsų dujų sektoriuje. Sako premjeras Andrius Kubilius. Tuo metu dalis opozicijos tvirtina, kad įstatymas parengtas neatsakingai, Rusijos koncernas gali pakelti dujų kainą Lietuvai. Specialistai sako, kad politikai turi priimti ilgalaikius sprendimus dėl tėvų neprižiūrimų vaikų. Vaikų psichiatras Linas Slušnys teigia, kad nepakankamas dėmesys lemia vaikų agresiją ir smurtą prieš savo bendramžius ar silpnesnius.
jeigu pažiūrėti, kokia emocija vaiko, kai jis yra neprižiūrimas, tai akivaizdu, kad pyktis, didelis nusivylimas. Ir iš to turbūt depresijos galima įžiūrėti. Prieš kokius 3 metus jau apie tai kalbėjom. Tėvus, kurie palieka vaikus kažkam tai prižiūrėti, kad reikia bausti piniginiam baudom. Seimas į tai nekreipia dėmesio ir mes turime tą, ką šiandien turime. Piktų, neprižiūrėtų vaikų visą plejadą. Bet tokių, kad ilgalaikių sprendimų niekas Lietuvoje nemoko, kaip iš tos situacijos išeiti. Taip psichiatras Linas Slušnys sakė, komentuodamas gegužės pabaigos įvykius Garliavoje.